pasakyti, kad, kaip ir minėjau konferencijoje, kad kažkada tai muziejus savo veiklą pradėjo nuo šito pastato. Ir taip istoriškai mes ir sugrįžtame į savo ištakas. Stovime čia toj vietoj, kur Alytus žemėlapį pažymėtas, kur mes esam. Ir norėtumėm pasakyti, kad pastaraisiais metais tikrai Alytus labai gražėja. Daugėja visokių atrakcijų, daugėja dviračių turizmo, dviračių kelių, kuriais žmonės, miestiečiai, svečiai važiuoja į Piliakalnį. Ir mūsų vienas iš tikslų buvo, kad šitas objektas būtų įtrauktas į tiesiog dviračių kelių maršrutą ir žmonės, mūsų miestiečiai, svečiai galėtų čia užsukti ir vėliau vykti prie Piliakalnio, čia išsamiau sužinoję miesto ištakas, istoriją, su kai kuriais paaiškinimais ir taip toliau. Tai yra tikrai labai atsakingas dalykas muziejininkams atidaryti naują ekspoziciją. Tai mums yra tarsi kūdikio gimimas. Prieš, kiek čia metų, prieš 5 gal, gimė ta mūsų ekspozicija Alytus archyvų, bibliotekų, muziejų dokumentuose. Tai buvo kaip ir pirmas toks kūdikis po ilgesnio laiko ir dabar štai šita nauja archeologinė ekspozicija, tai yra mūsų ištakos. Prie ekspozicijos kūrimo ir apskritai prie šito projekto, aš gal pasikartosiu, prisidėjo labai daug žmonių, mūsų muziejaus kolektyvas. Ilgai mes diskutavome, kūrėme archeologinės ekspozicijos koncepciją ir tos koncepcijos įkūnytojai, įkūrėjai, tai yra mūsų muziejaus istorijos skyrius, istorijos skyriaus vedėja Vilma Jančiulytė, Artūras Balčiūnas, Vilmantas Dunderis, vėliau prisidėjo visa eilė žmonių, tai yra Deimantė Eidukaitė, Galina Tamošiūnienė, konferencijoje net nepaminėjau, nors čia žiauriai daug prisidėjo prie viso to. Labai norim padėkoti visiems čia vienaip ar kitaip prisidėjusiems savo patarimais, komentarais, tiesiog pastabomis. Norim padėkoti Alytaus miesto savivaldybei, ekspozicijos mūsų šitos idėjos įgyvendintojams, durų sistemoms ir Algirdui Rutkauskui, vat matau, yra atvažiavęs specialiai. Na ir daugeliu tų žmonių, kurių galbūt nepaminėjau, bet vienu ar kitu būdu jie dalyvavo šitos ekspozicijos kūrime. Na ir dabar tiesiog trumpai noriu, kad ekspoziciją, jos idėją pristatytų istorijos skyriaus vedėja Vilma Jančiulytė.